Daiva norėjau paklausti, turės porą klausimų, ne porą iš tikrųjų, kelis klausimus. Tai va, kokia tavo sporto šaka mėgstamiausia? Tinklinis. Taip, supratau, bet kodėl? Todėl, kad čia yra komandinis žaidimas, visą laiką azartiškas, labai daug naujų dalykų ir niekad neatsibosta. Supratau. Dar klausimas, tai ko tau trūksta tinklinio, kur norėtum tobulėti, ką norėtum naujo išmokti? Aš asmeniškai Taip. norėčiau aukščiau pašokti, smūgiuoti geriau ir padavimų 100%. Kokia tavo stipriausia pusė tinklinio? Priėmimas gal. Priėmimas. Dar kas? Negaliu pasakyti. Jūs žaidėjai merginų komandą, taip? Po to atėjai, vėl grįžai po pertraukos. Ar norėtum vėl grįžti pas merginas ir kitais metais dalyvauti Vilniaus miesto čempionate? Norėčiau, bet dar reikia biškį pasitreniruoti. Kitą sezoną tikėkimės, kad taip ir bus, taip? Per vasarą stengsiuosi nepamesti visų įgūdžių. Tai kokie tavo tikslai bus tada? Pabaigti šitą klausimą. Tikslai ateinančiam sezonui. Tikslai taisyti tas klaidas, kurias žinau, ką darau. Ta prasme, pašokti aukščiau, smūgiuoti geriau, pataikyti kamuolį ir už galvos kamuolį nemušti. Ką norėtum keisti mūsų treniruotėse? Norėčiau, kad treneris priekabesnis būtų kai kuriems žaidėjams, nes kai kada tas toks pasyvumas jaučiasi. Pasimumas kaime? Ne pasimumas, o tiesiog kai kurių klaidų nesako ir kai kurie daro pastovi klaidas tas pačias. Pavyzdžiui, kėlėjas ima pirmą kamuolį. Pastaba man. Čia nesmeniškai. Supratau. Ir paskutinis klausimas. Mano ir kitų pastebėjimų, tu netekai svorio. Tai būtų klausimas, ar tai dėl tinklinio? 20 kg. 20 kg. Tai va, tas pastebėjimas ne veltui iš manęs ir iš visų, tai kaip jie dingo? Nu, čia tinklinis. Tik tinklinis? Tik tinklinis, bet aš dar žaidžiu 1 arba 2 kartus dar. Realiai pas tave gaunasi 3 arba 4 treniruotės. 3 arba 4 treniruotės. Bet maisto neatsisakiau, kebabus naktį valgau. Tai reiškia, tu per 2 metus žaisdama tinklinį numetei 20 kg? Taip. Bet tiesiog aš nenumečiau, aš tiesiog grįžau į savo formą, kurią seniau turėjau. Supratau. Ir toliau dar norėsis ar? Nu, ką norėsis? Dar daugiau numest? Ne, tiesiog dabar užtenka. Supratau. Tai tinklinis reiškia padeda siekti rezultatų ne tik aikštelėj, bet ir savyje. Gerai, ačiū tau labai, Daiva, tada. Nu, davai. Sakyk, tinklinio pasaulyje. Nu, nefilmuoji tavęs. Geriau tavo balsas. 9-12. Koks yra adresas Grybo? 7.